parodysime, kaip suteikti įgaliojimus VMI sistemose. Tai pirmiausia, reikia prisijungti prie VMI sistemos. Atsidarius VMI išsifiltruokite savo norimą įmonę ir prie jos prisijungkite. Prisijungus prie įmonės, lango viršuje pasirinkite įgaliojimai ir naujas VMI atstovas. Spauskite ieškoti. Įrašykite norimo žmogaus asmens kodą, jo vardą ir pavardę. Pasirinkus žmogų, paspauskite išsaugoti ir tęsti. Toliau įrašykite jo elektroninį paštą ir jį patvirtinkite iš naujo. Taipogi pasirinkite įgaliojimą laikotarpį, rekomenduojama jį pasirinkti kuo galima ilgiau, kad nereikėtų įgaliojimą teikti dažniau. Prie paskirties mano VMI teisės pasirinkite teisę peržiūrėti ir teisę teikti duomenis. Šalia bus skiltis kitų sistemų teisės. Pasislinkite iki lango apačios ir pasirinkite 100 įrašų puslapyje. Vėl pakilę į lango viršų, taipogi pasirinkite teikti ir peržiūrėti visus duomenis. Viską atlikę, paspauskite išsaugoti ir tęsti. Naujame lange slinkitės į jo apačią ir spauskite patvirtinti. Taip suteiksite įgaliojimus VMI sistemoje.